paleidau įrašą. Mhm. Ja. Tai gerai, tai šiandien mūsų tema asmenybių tipų MBTI įtaka mokymosi, motivacijai ir elgesiui. Va, tai pradėsim nuo apskritai nuo šiek tiek iš šalies, nuo Robert Dilts. Yra autorius toksai, jis yra psichoterapeutas, psichologas, coachingo vienas iš pradininkų. Ir jisai turi sukūręs tokią neurologinių lygių sistemą, kuri paėmė iš Batesono apie mokymosi lygius. Ten Vilija savo disertacijoje apie tai rašė, apie tas mokymus. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas mokymosi lygiai. Tai va jis tai transformavo į šičią, į kitokią sistemą. Taip sakant, kai mes kalbam, ta neurologiniai lygiai parodo, kai žmogus struktūrina savo patirtį sąmoniai ir pasąmoniai, kaip jam susidėlioja, ten jau be jo paties įtakos. Ir parodo, kaip ta susikurta patirčių sistema daro įtaką žmogaus elgesiui. Mes kalbam apie elgesį, apie mokymosi elgesį šiuo atveju. Jo, gali būti taikoma bet kokiai sryčiai, bet kur yra čia vienas iš coachingo būtent tokių bazinių elementų, bet coachingė irgi viską laiką, viskas yra apie elgesį, bet šiuo atveju mes dabar taikysim šitam mokymosi elgesiui. Tai va, Dilsas sako, kad va čia yra jie hierarchiškai sudėlioti, panašiai kaip Maslovo poreikių teorija, žemesni, aukštesni lygiai. Aplinka, elgesys, gebėjimai, įsitikinimai, vertybės, tapatybė ir aukščiausia misija ir, ta prasme, savo paskirties suvokimas. Bet taip sakant, žmogaus dar vienas svarbus elementas, ką jis sako, kad žemiau esantis lygiai daro įtaką aukščiau esančiam, gali daryti, bet nebūtinai daro. Aukščiau esantis lygiai daro įtaką tiesiogiai visiems žemutiniam, kitaip sakant, misija ir paskirtis daro suvokimą, daro įtaką tapatybės susiformavimą, įsitikinimams ir vertybėms ir taip toliau iki elgesio. Ta prasme, eina kaskada žemyn, tas kriokliukas nučiuožė. Tai jeigu kalbam apie mokymosi elgesį, tai jam įtaką daro, suprantama, mokymosi aplinka. Jo, tiek fizinė aplinka, kokioje vietoje mokosi, kokios priemonės, kaip įrengta yra šviesa, tamsa, šaltis, atsimenat, visos ta psichofiziologiniai poreikiai, kitaip sakant, šičia irgi atsispindi. Ir ta prasme, aplinka tai yra mes kaip mokytojai esame aplinka ir mūsų elgesys. Irgi mes formuojam aplinką. Taip pat toj pačioje aplinkoje yra bendramoksliai, jo tie, kurie kartu su mumis mokosi, jie irgi daro įtaką mūsų elgesiui tam mokymuisi. Galbūt aš norėčiau vienai, bet mane spaudžia kiti ir aš tada elgiuosi taip, kaip reikalauja grupė. Ji primeta savo elgesio modelį man kaip asmenybei, kuris dabar kaip ir galbūt norėtų taip daryti, bet jie mokinių aplinka priverčia tai daryti kitaip. Ypatingai ryškiai tai atsispindi, kai kalbam apie kokius nors mokykloje paauglius, bet tas pats veikia ir suaugusiems. Matom, mokymosi elgesį daro įtaką žmogaus gebėjimai. Jo? Ir šiuo atveju vėlgi ta jo išsilavinimo lygis, tas rytis, kuris jisai mokėsi, koks ryšys su tuo, ką mes dabar mokomės. Nu ir tas, turbūt Vilija galėtumėm pasakyti, čia gebėjimuose yra tavo disertacijos tema. Ja. Gebėjimas mokytis, mokėjimas mokytis. Jo, va, čia ir tas mokėjimas mokytis yra. Tai kaip jis geba mokytis, daro įtaką tam jo mokymosi elgesiai. Žinoma, toliau yra taip, kas įsitikinimai ir vertybės. Mokymusi daro įtaką. Tai kitaip sakant, kiek tu supranti, kad tai reikia, kiek tau svarbu tos žinios, kiek tau svarbu pažinimas ir taip toliau. Ir toliau įsitikinimai ir vertybės yra mūsų tapatybės dalis. Jo esminė tapatybės dalis, bet ir daugiau dalykų.
Tai va toj tapatybės dalyje yra ir tas asmenybės tipas MBTI. Bet jis yra va, būtent daugiau toj tapatybės tame lygmenyje. Na ir viską nulėmė iš esmės mūsų suvokimas, o kam aš esu. Nu, ne visi apie tai masto ir ne kasdien, žinoma. Ja, bet kitaip sakant, jeigu žmogus supranta, suvokia, kodėl jisai nori mokytis, kam to jam reikia, iš esmės, kokiam gyvenimo tikslui gyvendinti jam reikia, tai tada jau sudaro pagrindą, jam yra žymiai lengviau mokytis, nesuvokia kodėl. Tai va, tai mes kalbam apie, čia aš dar Kurt Lewin įdėjau formulę, mes esame apie jį kalbėję, jisai ir apie mokymo stilius, jis praeisį kartą mes apie tai kalbėjom, apie Kurt Lewin. Kitaip sakant, jis irgi sako, kad žmogaus elgesys priklauso nuo individo ir aplinkos. Ne, aplinka va, o individas va čia virš elgesio pagal Kurt Lewiną irgi. Jis dar paskui išskiria atskirai grupę, apie kurią aš jau minėjau, kad ta grupė daro didelę įtaką žmogaus mokymosi elgesiui. Jeigu grupė yra aktyviai besirūpę, jeigu koks nors norėtų ten biški patinginiauti arba dar ką nors grupė nusadina. Ir priešingai, jeigu žmogus labai nori mokytis ir ten rodo dėmesį ir stengiasi aktyviai dalyvauti, tie, kurie, jeigu kita grupės darys yra kitokia, jį nusodins tą žmogų ir privers jį nesimokyti. Tai va, čia mano buvo svarbu parodyti, kad va, tas MBTI, apie kurį mes kalbam, jis nėra asmenybė. Jo yra tam tikras asmenybės modelis, kuris tam tikrą teoriją, kuri parodo šitą apie žmogų ir ta asmenybės tipas daro įtaką, bet jis nebūtinai yra lemiantis faktorius. Bet jis yra svarbus ir vienas iš svarbių faktorių asmenybės tipas, kuris daro įtaką mokymus. Tai einam žiūrėti dabar, kas ten yra tas MBTI, iš ko jis susideda. Tai Myers-Briggs Type Indicator, iš čia yra trumpinys. Remiasi Karlo Jungo psichologinių tipų teorija, jeigu norite daugiau paskaityti, yra originalus Myers-Briggs tinklalapis. Kaip matot, plėtota 20-60 metai, atrodo labai senai, bet jos mokiniai ir mokinių mokiniai tęsia tą darbą, tas asmenybė tipų, ta klasifikacija ir testas yra vienas iš populiariausių pasaulyje testų apskritai asmenybės tipų išsiaiškinti iki šiol. Kas sudaro tą asmenybės tipą? Tai yra 4 asmenybės dimensijas. Pirma, ekstraversija, intraversija, priešybės, sakant, dialektinės priešybės yra ekstraversija, intraversija. Iš kur semiamės energijos? Iš savo vidaus ar iš išorės iš kitų žmonių? Antra dimensija, tai vadinamas jutimai, pojūčiai ar intuicija. Tai vėl yra, ką tai reiškia, ar kai mes žiūrim į pasaulį, ką mes teikiam pirmenybę faktams ar prasmėms ir interpretacijoms, detalėms ar visumai. Trečia dimensija yra mąstymas ir jausmai. Kas nulėmė sprendimus labiau? Protas ar jausmai, emocijos nulėmė mūsų sprendimus, kiekvieno iš mūsų. Na ir 4 dimensija, tai vertinimas J, čia tos raidės svarbu yra, vertinimas J ar suvokimas P, arba priėmimas čia dar, perceiving. Jutimai senses, intuicija intuition, mąstymas thinking, jausmai feeling, vertinimas judging ir suvokimas perceiving. Tai ką mes gyvenimo stiliaus pirmenybę? Ar mes siekiam kontroliuoti ar prisitaikyti? Siekiam, kad būtų nuspręsta, ar ieškam naujos informacijos ir galimybių?
Va, dabar mes imsim ir pasižiūrėsim šiek tiek, eisim tiesiai, dabar neanalizuosim to tipų, bet eisim, čiupsim jauti už ragų ir žiūrėsim, kaip tenai su motivacija ir elgesiu. Trumpi apibūdinimai, bet kiekvienos iš tos dimensijų apibūdinimus pasižiūrėsim. Matysim skirtumus, kokie yra. Pirmas - ekstraversija, intraversija. Iš kur semiamės? Iš išorės ar iš vidaus? Na, pažiūrim kairiai pusėje, jo. Kas juos motyvuoja, kai jie mokosi? Ja, ekstravertai geriausiai mokosi bendraudami, diskutuodami, dirbdamisi grupėmis. Ir motivacija kyla iš tos socialinės sąveikos grupėje ir grįžtamojo ryšio, kurį jie gauna iš kitų dalyvių ir iš dėstytojų. Tai koks elgesys jų dažniausiai yra aktyvus. Ekstravertai apskritai visada yra aktyvus. Ne? Jie dalyvauja, užduoda klausimus ir jie dažnai pradeda veikti anksčiau, negu kad jau duotas nurodymas veikti. Ja, kaip prieš pilnai apmastydami, kągi čia reikės padaryti, jie iš karto puola daryti. Po to klausiau, tai ką čia mums reikėjo padaryti? Ne, motivacija, intraversija. Juos motyvuoja priešingi dalykai. Jo? Galimybė dirbti savarankiškai, vienas pats savo, giliai ir susikaupti. Jo, jiems svarbu yra, kad būtų aiški struktūra, paaiškinta, ką daryti ir palikit mane ramybėje. Jo, aš galiu dabar eisiu toliau pats vienas čia apmastysiu, permastysiu ir tada mokysiuos. Tai kaipgi jie čia dabar mokosi? Jie kaip tik moksta mokyti skaitydami, nes gali ramiai susikaupti skaitydami, rašydami ir reflektuodami. Ir prieš atsakydami į kokį nors klausimą, nori viską gerai apgalvoti. Permastyti viduje, ką tai reiškia, kaip tai yra, ką tai man reiškia, kas iš to ir panašiai. Jo. Gerai. Antra. Jutimai ir intuicija. Pirmenybė faktams ar prasmėms ir interpretacijams, detalėms ar visumai. Tai motyvuoja, kai jie mokosi, kas jiems svarbu, kad būtų mokytis skatina aiškus, praktiški pavyzdžiai ir nauda. Kas man iš to? Na, pačiupinėti galima. Ir tai reikia pačiupinėti. Aš galiu pačiupinėti tą, ką mokausi. Ir iš to plaukia tada jų tas mokymosi elgesys. Ir tas mokymasis konkretus turi būti, struktūruotas, žingsnis po žingsnio. Ir jie yra, jie gerai įsimena detalės. Ja, nes detalės jiems svarbu. Detalės jiems lieka ilgai galvoti. Dabar einam į priešingą pusę. Ja. Tai čia yra biški kitaip. Motyvuoja galimybė tyrinėti idėjas, teorijas, konceptualius ryšius. Jo, neaiškus konkretus žingsniai, bet kas šiek tos koncepcijos, kaip jos tarpusavį dera, kokia graži teorija. Jo, ir kai mokosi, tai jiems svarbu ir vairūs modeliai, kūrybinės užduotis, metaforos įvairios. Ne, kai mes darom ten kokius nors koliažus, o čia yra šitiems kaip tik pats tas. Tai yra, kas juos veža. Bet kai jie mokosi, jie daugiau kreipia dėmesį į visumą, į bendrą vaizdelį. Ir gali biški praleisti detalės. O kaip ten buvo, kaip tai veikia, gali būti ne visiškai aišku. Bendras vaizdas jiems liks galvoje, o detalės bus pamirštas. Mąstymas ir jausmai. Akivaizdu motyvacija. Motyvuoja logiškai, aiškiai struktūruotas užduotis. Ir
turi būti aiškus kriterijai. Vertinimo kriterijai, atlikimo kriterijai, turi būti viskas aišku nuo pradžios iki galo. Jo, ir tai jie mokosi, jie analizuoja, analitikai geri, jie kritiškai vertina, lygina argumentus, jeigu kas nors yra ne taip, jie būtinai pasakys. Ir gali atrodyti mums kaip dėstytojams tokie tiesmukiškai ir konkuruojantis. Jie tokie ir yra, ne tik atrodo, dažnai tokie ir yra. Jie taip elgesi. Na, o toj pusėje, kur jausmai motyvuoja prasmes ir vertybės. Ryšys su žmonėmis, harmonija, emocinė atmosfera. Jos tai motyvuoja, ja, kad būtų smagu, gera, kad mes visi gerai jaustumėmės. Ir užtat jie mokosi geriau tada, kai jaučiasi emociškai patys palaikomi. Kita vertus, jie mokydamėsi, jiem patinka kitus palaikyti, paremti, paskatinti irgi. Jie tai vertina, tą patį ir kitiems transliuoja. Jo, tai bus emociškai palaikantis kitus dalyvius ir kartais net ir dėstytojus. Tu jauti iš jų sklindančią gerą emociją. Dažniausiai gerą. Visko gali būti žinoma. Jeigu kas nors nepatinka, tai bus irgi labai aiškiai ir emocingai pasakyti. Na ir vertinimas ir suvokimas, jo, ar mėgstam kontroliuoti ir planuoti, ar esam labiau atsipalaidavę. Taigi, kas juos motyvuoja? Tvarka turi būti. Aišku turi būti. Na, kai mes gaunam klausimus dabar dėl nacionalinės programos, kada pradžia, kada pabaiga, kada pertrauka. Na, viskas turi būti labai aišku. Jiems svarbu yra punktualumas ir laiko valdymas. O, kitaip sakant, viskas. Turinys turiniu, bet pertrauka turi būti pagal grafiką. Va, tai moka sisteminga, kart nemažai jų iš anksto pasiruošia. Kodėl? Kad galėtų įvertinti dėstytoją, ar jis teisingai dėsto. Ir jis užduos klausimą kokį nors, nu, kaip čia. Dėstytojai nepatogu. Aš girdėjau, kad yra ir tokia teorija, kad ne visai taip yra, kaip jūs čia sakote. Jo, nu ir tada išsisukinėkite. Jo, žinoma, laikosi, jeigu pasakyta 10 minučių, jie 10 minučių ir dirba. Ir vertina, žinoma, vertina dėstytoją, vertina medžiagą, vertina metodus, kurie yra naudojami. Kritiškai vertina. Čia svarbu žodis kritiškai. Nu, ar tie, kur yra dešinėje, tie, kurie iš P raidės, iš suvokimo, juos motyvuoja laisvė, lankstumas, galimybė tyrinėti. Ir geriausiai dirba, kai gali savo tempą pasirinkti. Jo, kitaip sakant, yra 10 minučių, bet aš per 10 minučių dar neapgalvojau. Man dabar reikia dar 10 minučių, kad aš ką nors padaryčiau. Ir tas mokymas, jis yra toks banguotas. Jo, yra tai pauzė, po to vėl puola labai daug energijos, paskui vėl pauzė. Jeigu gali pradėti vėlai, pradėti daryti, bet užtat labai energingai. Ir mėgsta spontaniškumą ir tokius atvirus darbo metodus, jo, kur galima pasirinkti, kur galima arba taip, jo, duodam alternatyvas. Tiem, kurie iš kairės ir kurie yra iš F, jo, kur buvo thinking arba kur buvo tos iš mąstymo arba iš S raidės, jiems tai nepatinka. Jie nori konkrečiai. Kaip reikia daryti. O čia pasirinkti galiu taip daryti, jiems yra neaišku tada, kaip iš viso čia reikia daryti ir čia gal dėstytojas nesupranta, kaip čia iš tikrųjų reikia daryti ir panašiai. Ja, tai tokių atvirų tekstų dauguma nemėgsta, jiems norisi daugiau tvarkos daugiau, ypač tiems, kurie iš J raidės yra.
Va, tai taip atrodo daugmaž, žinoma, čia nėra pilni aprašymai, čia tiesiog yra tokie, nu, išviesti tam tikri elementai tiek motivacijos, tiek ir elgesio. Va, jeigu kas iš jūsų atlikote tą testą, ar kas nors atlikote, prisipažinkite geruoju. Taip, jeigu tai kada aną kartą tu vedei tuos per karantiną tuos mokymus, tai taip, aš atlikau, tik neklausk, kaip ten susiklostė mano šitas, bandžiau atsiminti, kur aš turiu tą medžiagą, tik Aha, neatsimenu, kur. gerai. Pažiūriu į savo laiko grafiką, kaip man sekasi su laiką valdyti. Gerai, tai nesvarbu. O šitam tam tau klausimynė yra aprašymai visų tų stilių, įvairių tų ne stilių, o asmenybės tipų ir ten yra įvairiai aptarinėjami, kai stiprybės ir silpnybės kiekvieno iš tipo, kokie jie yra romantiškose santykiuose, kokie yra kaip tėvai, kaip vadovai, bendradarbiai, draugai, bet ten nėra apie tai, kokie yra mokiniai. Tai va, dabar mes greituoju būdu ir pabandysime išsitirti. Ja, stebėkite ekraną, aš jums neskaitysiu, jūs patys paskaitysite. Pirmas - ekstraversija, intraversija. Yra keturi variantai, jo keturi dalykai, reikia pasirinkti, kas jums labiau tinka A arba B, savo pasirašykit kur nors, ja, kuris iš variantų jums labiau tinka. Ir jeigu A esat labiau ekstravertas, jeigu B daugiau intravertas ir užsirašykit tą raidę E arba I. Jeigu daugiau A pasirinkot variantų, tai E. Jeigu daugiau B, tai I. Užsirašykit tą raidę. Gerai, einam kitą. Antras - pojūčiai, intuicija. Vėlgi tas pats, keturi variantai su savo keturi situacijos, su dviem pasirinkimais, vėlgi pasirinkit. Jeigu A, užsirašot E, jeigu B, N. Užsirašėt, jo? Ar ne? Arūnai, o kodėl viršuje pojūčiai S, intuicija N, o apačioj esate labiau jutiminiai E, o Oi, daugiau B atsiprašau, čia aš intuityvūs? tuoj. Čia matai, aš kopijavau tas pačius, kad nereikėtų, tai SN. Dabar gerai? Dabar Oi, gerai. gerai, ačiū labai. Nes Čia laukelį. klausė tas, kam labai svarbu, kad būtų tikslu. Taip. Ačiū. Gerai. Labiau jutimai S, daugiau B, intuityvus N. Trečias mąstymas jausmai. Ja, analogiškai viskas yra. A, T, daugiau jo čia E. Čia dabar teisingai. Pažymėjot, jo? Ir ketvirtas. Vėl čia klaida. Vėlgi yra.
vertinantis J, suvokimas, priėmimas P. Gerai. Dabar jau pasitikrinu. Žiūriu, Neringa dar prisijungė prie mūsų. Neringa, alio, ar esate? Gerai. Tai Inga, kas tu dabar savo raidelės visas 4 įvardink? Garsą įjunka. Tuoj šnekuosi čia su savim. ISTJ. Aha, Vilija. Garsą. Vilija. Vilija, garsą Mikrofoną. Aš tuoj galiu įjungti. Įsijungsiu. Aš dėl 3 raidės dabar nebelabai susigaudau. Žodžiu, taip, man išėjo S, F, J, bet Inga sakė T, vadinasi, pas mane turėtų būti T. Nebūtinai, kodėl pas tave turėtų būti? Ne, tai Tai yra kodėl? tarp mąstymo ir Ten arba F arba T, atsiprašau, gerai, tvarkos. T arba F, taip kad Išsigandau, visai gerai. neturi būti kaip pas Inga. Supratau. Žodžiu, S, F, J. Jo, aišku. Gerai, toliau kas nors Dalia, Neringa, ką nors padarėte, ar čia yra tik tai įjungti Dalia? Taip, aš lygiai kaip Vilija 1:1. ESFJ. ESFJ, aišku. Gerai, Neringa, ką nors turite? Ar esate AU? Dar Regina turi būti. Jo, irgi dingo, išsijungė, matyti. Gerai. O Reginos irgi nėra. Regina dingo. Ai, dingo. Nes aš tik matau Arūną, daugiau nieko nematau. Taip, nes aš nustačius įrašų į Arūną, kad transliuotų. Kad neuždengtų ekrano kiti veikia. Kad kiti, taip. Jo, gerai. Va, tai čia apklausos jau ką tik padarėme. ISTJ, ESFJ, ESFJ. Va, nu čia dabar jau kambariuose nedirbsime. Taigi, kaip praėjusį kartą sakiau, klausimynas tas, kuris ten buvo šitam internetiniam, jį yra užpildę daugiau kaip milijonas žmonių. Daugiau kaip milijonas žmonių. Tai, kitaip sakant, statistika yra pakankamai didelė ir darbinė hipotezė galėtų būti, kad visų tipų galėtų būti vienodai pasiskirstę visuomeniai. Taip nėra. Yra dominuojantis tam tikri tipai. Va. Ir dominuojantis yra su S ir J. Kaip ir jūs visos 3. Jo dominuoja S pojūčiai ir J vertinimas. Va, čia mes turime. Nu ir dar P yra, čia bet jau biški mažiau kitų tipų, kurie yra su N vietoj S. Yra labai mažai žmonių, po 1, 2, 3 procentus. Su to, kurie intuiciją naudoja, kitaip sakant, kuriems svarbu yra bendras vaizdas. Jo, kodėl taip atsitikę yra? Čia dėl natūraliosios atrankos ir, kaip sakant, mums kaip rūšiai buvo labai svarbu pačiupinėti, pauostyti, paliesti kaip kiekvienam gyvūnui. Jo, realybę pačiupinėti. Dėl to S.
O jo vertinimas mums buvo svarbus išlikimui kaip rūšiai ir kaip, kaip asmenims, nes mes visą laiką turėjom, prisiminkite, nuo kur mes pradėjom, savana, džiunglės, plėšrūnai, priešiškos gentis ir taip toliau. Kitaip sakant, susitikę, ką nors mes turėjom, pirmas dalykas, ką mūsų smegenys ir pasąmonė turėjo įvertinti, ar tai yra draugas ar priešas, grobis ar aš jo grobis, ar neutralus, man nerūpi, nesvarbus. Na, kitaip sakant, šitie du, S ir J, buvo labai svarbus mūsų kaip rūšies išlikimui, dėl to jie yra dominuojantis visuomeniai. Tų, kurie yra su N apačioj, su intuicija, jie arba neišliko, nes juos tak plėšrūnai ir priešai juos pirmiausia ir pagaudavo ir nugalabydavo. Bet jie yra labai svarbus, ta prasme, mūsų kaip rūšies tobulėjimui, nes N yra kūrybingumas slypi toje N dalyje būtent. Va čia yra slypi kūrybingumas. Ir tokių yra netiek daug. Ja, tai vat, ir nereikia, kad jų būtų penelik daug. Tai va, tai turit omeny. Vadinasi, mūsų mokinių, kurie bus su jumis, ja, kurie su jumis dirbs, bus dauguma tie, kurie yra S ir J. Jo, kuriems yra detalės, konkretumas, kas man iš to, kam to reikia. Jo, tai yra tie, kurie stebi ir vertina, ja, ir kontroliuoja. Jeigu tai ryškiai išreikšta, mes turim problemą. Jot ypatingai, jeigu yra ryškiai išreikštas, jūs turim pavyzdžių iš aplinkos, iš savo mokymų ir taip toliau. Vat jie užknisa. Jie yra tie, kurie truputį užknisa. Kai ryškiai išreikšti, kai yra, taip sakant, į tą pusę, tai viskas tvarkoja. Čia, net vat su tais, kur yra iš P, kurie yra, priimantis, jo, kurie laisviau, labiau laisvamaniai, pavadinkim taip, jie priima, jiems tinka įvairiai, jie puikiai jaučiasi. Jeigu kas nors ne taip, tai jie tada patys pasidaro, kad jiems būtų smagu. Tai va, ISTJ. Efektyviau mokosi, kaip ir apibendrinimas, tu, jo, individualiai reflektuodami, nesistengia labai pasirodyti, pasidemonstruoti, logika ir detalės rūpi. Jeigu jiems nepatinka, kas yra ir kaip yra, jie tiesiog nedalyvauja. Tiesiog išeina arba užsiima savo galvose kitais dalykais. STJ mėgsta grupinį darbą, ekstraversiją, jo. Efektyvumas, rezultatai, vėlgi čia tas detalės, S yra svarbus. T mąstymas ir J, tai va šitas S, tai J yra pats kritiškiausias tipas. Jo kontroliuoja, argumentuotai komentuoja, nes mąstymas, jo, kritikuoja dėstytojo darbą, bet argumentuotai. Jei nepatinka, skundžiasi. Į akis dėstytojui pasako arba nueina tenai, kam nors vadovams skundžia. ISFJ, jo, intravertai, smulkmenos, mąstymas ir kontrolė. Vėl mokosi individualiai, reflektuodami, vėlgi nesistengia pasirodyti labai, bet jiems, kadangi jausmai yra, rūpi emocijos ir harmonijos. Jo vengia konfliktinių situacijų, jeigu kas nors yra ne taip, jie pasitraukia. Ekstravertai, detalės, protas ir vertinimas. Va čia kaip šičia, tik tai vietai TF. Vėlgi mėgsta grupinį, rūpi detalės, taisyklės, bet jos valdo emocijos.
Ir jeigu kas ne taip, tai emocingai ir neargumentuotai ir garsiai komentuoja, kritikuoja dėstytojo darbą ir irgi skundžiasi. Dabar Vilija apie save galvoja, ašgi čia, bet aš taip nedarau. Nu jau tikrai skūstis, bent jau viešai, tai nesiskundžiu, nebent tik tai bambu savo viduje arba labai artimai aplinkai. Nu kartais gal kada ir pasiskundžiu, bet jau tikrai nebėgu pas viršininkus skūstis. Nu jo, bet man pasiskundė, Ingai pasiskundė, pasakai, kaip tai negerai buvo kas nors, ar ne? Nu, tai čia neskundimas, čia yra pasidalymas, pasiguodimas. Gerai, va, Išreiškiu nepasitenkinimą, nebūtinai dėstytojui, bet aš jį išreiškiu savo tą nepasitenkinimą. pasitaisysiu. Jo, nereikia taisytis. Jo. Intravertai smulkmenos mąstymas ir bet priėmimas. Savarankiškas eksperimentuojantis per praktiką nori išbandyti eksperimentuoti, nesiekia kontroliuoti, nes P. Jo, jis nesiekia kontroliuoti, plus intravertas. Nesvarbu, mąstymas ir detalės jiems yra, logika ir detalės svarbu, bet jie viduje, jeigu kas nors yra, tai prasme patys bandėsi išspręsti, kadangi P prisitaiko. Nu ir ESFP, nu dar vienas. Ekstravertas, smulkmenos, jausmai ir prisitaikymas. Entuziazmas, bendrauja, gerai įsimena per veiklą, nori, kad mokymasis būtų smagus ir naudingas. Jei trūksta smagumo, įneša patys. Na, tokie, pavadinkim, grupėje fainoliai, mes to visokiais, bet jeigu tokie priešingai, sakykim, tas ESTJ, ja, tai labai priešingi ESTJ šitam tipui. Taigi, apibendrinant, liko 3 minutės. Jo, tai ekstraversija, intraversija, socialinį traukimą lygį, jutimą, intuicija, informacijos apdorojimo būdą, detalės prieš visumą, jo, mąstymas, jausmai, grįžtamą ryšį poreikiai, pasiekimas prieš pripažinimą, kitaip sakant, motivacija yra mąstytojų yra ir jų rezultatas yra pačių, ką aš padariau, o tas, kuris iš F pusės yra pripažinimas jiems svarbu. Žinoma, rezultatas irgi, bet jam labai svarbu, kad būtų pripažinta, kad jis pasiekė rezultatą. Na ir vertinimo suvokimas, požiūrį parodo į struktūrą ir planavimą. Gyvenimas pagal mano planą versus gyvenimas gyvena. Ja, gyvenimas eina ir aš keičiu planą pagal gyvenimą. Tai va tas irgi suvokimas, kaip sakiau, jis nėra viską nulėmintis, jis daro tam tikrą įtaką mokiniams, kurie mokosi, suaugusiems mokiniams šiuo atveju, na, ir vaikams lygiai taip pat, bet mes kalbam apie suaugusius, daro tas asmenybės tipas įtaką jo elgesiui mokymosi ir jo jautimusi mūsų mokymosi aplinkoje. Ir galvojant apie tai irgi galima, kaip apie viską, kai mes kalbame apie mokymosi stilius, apie visus kitus dalykus, mes negalim vieno turėti teisingo būdo, kaip dirbti su visais, nes mums reikia ieškoti tokio įvairovės, jo, kaip ir su mokymosi stiliais. Kaip daryti, kad tiktų visiems, tai reikia daryti įvairiai. Ir turėti ir laisvės pasirinkimo, ir labai aiškę struktūrą, bet jeigu reikia tą struktūrą, turim galėti pakeisti ir taip toliau. Kitaip sakant, mes, kaip kažkada Vilija sakė, kažkuriam vienam iš seminarų, kai kalbėjom apie andragogą, ten išvardino visas andragogo savybės, bet pažiūrėjo ir sakė, bet pažiūrėkite, mes šį kašę mes apibūdinom. Dievą! Taip, nespėjau paspaust garsiakalbio, būčiau pranešusi pati. Deja, mes ne dievai, bet supratimas apie tai, kaip žmonės ir kodėl elgesi, kaip elgesi, kodėl jie elgesi kaip nors mūsų mokymosi aplinkoje,
gali mums padėti patiems susitvarkyti su savimi ir su savo mokymu, jeigu reikia ką nors keisti. Kem 5 minutės praėjo. Ar turite klausimų? Klausimų neturime. Poros skaidrė, kad pabaiga. Ačiū uždėmesį. Ačiū. Čia daugiau galima šičia ir čia dar galite pasiskaityti. Taip sakant, tiems, kuriems rūpi detalės ir kurie kontroliuoja. Ne, tiesiog žmonės kartais mėgsta daugiau paskaityti, aš čia prašau, kad tai pasakiau. Tai yra, kurie nori pamatyti šaltinius ir galėti galbūt daugiau apie juos pasižiūrėti. Čia senoki visi jie yra, bet čia nieko nepadarysi. Tai niekas čia labai naujo nėra.